Sveiki, mus girdintis ir žiūrintis. Verslo aktualijų laidoje šį kartą pakalbėkim apie etiką darbe. Kada etiškas vadovas, kada neetiškas vadovas, etikos trukdžiai, etikos apibrėžimai. Plati tema ir galėtumėm sakyti, kad labai dažnai priklauso nuo asmeninio vertinimo, bet ar taip iš tikrųjų yra? Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Ir šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Žanai, paprašysiu jūsų apibrėžti, ką mes galėtumėm įvardinti kaip etišką elgesį. Na, žinoma, versle. Tai yra garbinga elgsena su vertybėmis ir tokioj atviroj ir pagarbioj darbo kažkokioj erdvėje. Ne? Tai ten yra daug dalykų ir vertybės, ir suvokimai. Ir ta etika tai yra neperžengti mums tiek individualių savo erdvių dalykų arba asmeniškumo. Ir žiūrėti į žmogų kaip į kitą, irgi kaip į žmogų, ne kažkokį kitokį. Tai dėl to aš sakyčiau, kad etika jau prasideda nuo to, kai mes ateinam į atranką, kai mes kalbamės, kaip mes dirbam, kas tai yra kultūra. Tai ta etika, aš sakyčiau, yra normali, darbinga atmosfera, kurioje mes kaip asmenys esam lygiaverčiai ir papildom ir siekiam tam tikrų tikslų. Kai kalbam apie tarsi tokį platų apibrėžimą, tai lyg ir suprantama. Bet realybėje tai susidurėm su labai skirtingais vertinimais. Tai dabar kokios tos pagrindinės dilemos ir kada jos pradeda kilti dėl etiško elgesio? Tai pirmiausia, turbūt tai, ką gali kiekvienas papasakoti, ar jisai jautėsi saugiai, ne? Arba, pavyzdžiui, iš jo buvo reikalaujama adekvačių dalykų. Arba ar viskas, kas sutarta, taip ir vyksta, ne? Jeigu mes susitarėm, kad elgsimės vienaip ir kitaip, ir ar taip vyksta, ne? Gal yra tokių sferų, kur neturim visuomenį diskusijų, bet jos yra kažkokios kitokios truputį, sakyčiau, kad etika apima dar daug ir tarp verslų dalykų. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, aš užsiiminėjau mokymais, ne? Ir lygiagrečiai hantinu vadovus, ne? Tai taip išeitų, kaip ir čia viskas gerai, ne? Yra po vienu verslu du verslai tarsi. Bet jeigu nagrinėti teisiškai, nagrinėti konfidencialumo prasme, kas yra irgi etikos objektas, tai aš pažeidžiu pagrindinį dalyką. Reiškia, aš mokau ir pas mane ateina vadovai mokytis, pavyzdžiui, ir aš iš jų išsirenku ir kitiem parduodu, ne? Tai aš sakyčiau, čia labai didžiulis yra pažeidimas etikos kaip verslo, netgi ne kaip žmogaus, bet verslo, pačio verslo etikos. Arba, pavyzdžiui, koks nors, man tenka irgi, padėti verslus valdyti, ne? Darau auditus ir taip toliau, bet lygiagrečiai, pavyzdžiui, aš parinkinėju kitom valdybom vadovus. Tai irgi labai plona, riba, kada aš galiu peržengti. Tai tarsi aš einu vieną kompaniją, valdau į kitą, aš jau daug pažįstu. Ir taip atliktai nebedirbu, bet aš galiu. Tai čia irgi, aš sakyčiau, yra tas etika labai plona. Netgi toks yra tokia, išraiška, kai sako lapė vištidėjai. Aš kaip ir vištas auginu, bet aš einu ir vieną kitą paimu. Tai tas toks posakis iš to ir kilęs irgi. Tai ta etika nebūti lapę, vogti vištas ar kažkaip tai nugalabinti, tai tam tikrų verslų etikos aš manau, kad yra rimtų reikalų. Dabar tuos rimtus reikalus, kaip vyksta, jeigu jūs matote kolegą, kaip jūs sakot, vištidyje. Dabar jau jūs galėtumėte šiek tiek žvilgterti, kaip tai būdavo prieš keliasdešimt metų, nes vis vien yra raida. Taip. Etika kinta ir etikos galų gale mokomės arba nusivylame neetiškų elgesių. Tai ir teisinių dalykų yra, ne? Kai ten darbuotojas išeina, pavyzdžiui, išsineša įmonės duomenų bazę. Tai tikrai yra ne vienas ir teisminis procesas dėl tokių dalykų. Gal rečiau yra, kur aš daviau pavyzdžius kitus, ne, kad
aš mokau ir tuo pačiu atrinkinėjau, gal tokių mes skandalų Lietuvoje neturėjom, bet tik tarptautiniai teisiai tikrai žinau atvejų ir Danijoje, ir kitur, kur tai buvo paduotos kompanijos, kad tai prieštarauja jų, reiškia, prieš etiką kitų verslų, nes mes konfidencialumą privalom užtikrinti ir saugumą tam tikrų verslų. Ir jeigu jūs žinot, kad taip yra, ne, kad ir moko ir parinkinėja vadovus iš tų, tai tada, aš sakyčiau, nereikia leisti ten tų vadovų mokytis. Ne? Kita dalis yra ta teisinė prasme, kad turbūt čia irgi ta branda ir etika, jinai ugdosi, ne? Kad to tokio žvilgsnio, ne, reikia žiūrėti. Aš suprantu, kad savininkai samdo, pavyzdžiui, kompanijas ir valdyti, ir hantinti kompanijas, ir netgi atrankos kitas, reiškia, atranką padeda daryti savininkams. Bet čia yra daug tokių tam tikrų plonyčių linijų, kur reikėtų sąmoningai pasižiūrėti. Ne? Tai dėl to, kad liktai iš šono atrodo pagalba, bet reikėtų atkreipti dėmesį, ar tai yra etiška iš kitų verslų atžvilgių arba jūsų verslo. Jeigu, kaip sakyt, jums atvedė 5 vadovus, tai nieks nesako, kad nuėjęs ten, nežinau, konsultantas ar kontora, kur užsiminė tais dalykais, kad iš jūsų 5 nepaims. Tai aš manau, kad čia tokia yra labai pilka zona, bet apie ją reikia šnekėti ir žinoti. Tai aš manau, kad čia irgi mūsų išsilavinimai. Ir jeigu mes atsiminsim kokius 90-uosius ar ten 2000-uosius metus, tai mes apie tai iš vis turbūt nešnekėjome. Ir vadovai būdavo duoda ten 2 algą, aš net nesuku galvo, žinai, dabar apie tai mes jau nebešnekam. Jeigu yra etika, tai normalu, kad vadovas turės laiką ir jisai netgi prašo kompanijų, kai keičia, kad sako, aš turiu dabar baigti savo darbą, perduoti, tai aš pusę metų tik galėsiu ateiti. Ir tai yra tikrai garbinga to verslo atžvilgiu, kuris dirba, nors iš kitos pusės darbo kodeksas jo neriboja, jis gali sakyti 2 savaitės ir viskas, aš einu kitur. Tai čia yra ta etika tokia, net aš sakyčiau, brandesniam lygiai, kai mes suprantame, ne, kad kiekvienas mano darbdavys arba kiekvienas savininkas tai irgi tikisi iš manęs to konfidencialumo ir geros praktikos, geros valdysenos praktikos, kad aš garbingas būsiu. Kokias dar buvo išmoktos pamokos, jau kalbate apie tą konfidencialumo, kažkur greičiausiai gal įforminta sutartis, ar nebūtinai, ar ne, ar susitarti dalykai, kaip dar galima kažkaip apibrėžti, kas reglamentuotų arba reglamentuoja, arba kur įsivardinami etiški dalykai. Aš manau, kad Lietuvoje versle jau yra ta praktika, kad sutartis yra apibrėžiama, kas yra konfidenciali informacija arba ką galima, ko negalima naudoti. Taip pat yra interesų derinimas ir deklaravimas. Ir valstybė tikrai tą naudoja atrankose, kad tu turi prieš ateinant uždeklaruoti, kad nebūtų interesų konflikto, galbūt tu net negalvoji, nežinau, sesuo, brolis turi verslą ir tu ateini į kompaniją, tu nežinai, ar ta kompanija turi kažkokį ten santykį, gali turėti su tavo brolio ar žmonos verslu, pavyzdžiui. Ne? Tai aš manau, kad tai jau ta praktika yra atėjusi ir yra normalu būti atviriem ir pasakyti, kad gali kilti, reiškia, tam tikrų laikų reikia nusišalinti. Jeigu tai yra susiję klausimai, tai tu tą turi drąsiai įvardinti. Aš manau, kad tai irgi ateina su branda, kad tai nieko čia baisaus nėra, bet jeigu tai yra, aš sakyčiau taip, kad skaidrumą reikia ugdytis ir pratintis. Kai kurie žmonės bijo tų dalykų daryti, kad čia maždaug sužinos čia kažkas, tai čia yra laukinių vakarų istorijos. Bet aš tikiu, kad verslai yra brandus ir jie jau pakankamai atvirai apie tai kalba ir darbuotojai, ir vadovai tikrai yra išmokę apie tai pasikalbėti, ne, ir įvardinti, kad gali būti interesų arba yra interesų konfliktas. Jeigu yra, tai reiškia, kažkas turi atsitraukti ir taip toliau. Tai čia yra normali praktika, jinai padeda verslams būti, kaip čia sakyti, tvaresniems. Nei tam žmogui nesinori sukelti rizikos, nei jo aplinkai. Tai tas interesų derinimas arba kažkoksai susitarimas apsibrėžiant ribas ir taip toliau. Tai aš manau, kad bet kuris teisininkas tikrai puikiai gali prakonsultuoti ir apibrėžti ir padėti suformuluoti tam tikrą dalyką. Ne? Tai dabar, sakote, apibrėžti, suformuluoti, gal, sakykime, kažkokias taisyklės, susitarimus, bet kiek pačią etiką galima užtikrinti tomis taisyklėmis, kiek tai daugiau yra susiję
su mūsų apskritai įmonių kultūra ir vidinėmis vertybėmis? Aš manau, kad tai labai susiję. Tik tai yra bėda, kad viena yra surašyti, kita susitarti, o trečia vykdyti. Tai aš sakyčiau, kad kuo organizacija yra brandesnė, tai tuo yra labiau suvokiama visų bendrai, kas tai yra. Dažnai tai būna elgsenos kažkokie kodeksai arba ten sutarti kažkokio taisyklių rinkiniai, kaip elgiamasi, kaip nesielgiama. Netgi būna standartas, kaip turi būti aptarnautas klientas, pavyzdžiui. Nes į tą standartą yra įdedama etikos tam tikra dalis irgi, ką mes suprantam, kodėl mes tą darom. Turi būti prasmė. Nes jeigu tu ten turi elgtis tik taip ir taip, tu gali mechaniškai tai atlikti, bet gali tai padaryti nuoširdžiai. Tai šiuo atveju, kuo brandesnė organizacija, tuo ta etika yra aukštesniam lygiai. Ir jinai, aš sakyčiau, padeda atskleisti žmonių potencialą. Tai reiškia, kad pastebėti visus mūsų skirtumus ir juos priimti, o ne juos šalinti arba juos neigti. Nes mūsų skirtumuose irgi yra daug stiprybės. Tai etika šiuo atveju yra toksai kaip klijai, kuri padeda organizacijai, kiekvienam žmogui labiau išsiskleisti ir kur reikia truputį apriboti tam tikrus vyraujančius, galbūt negerus dalykus. Kas turėtų pastebėti? Vadovai turėtų pastebėti ir ką jie turėtų daryti, jeigu pastebi, kad etiniai standartai organizacijoje tiesiog yra nesilaikomi? Manau, kad pirmiausia vadovai, nes vadovai yra atsakingi už tai, kad organizacija būtų gyva ir viskas vyktų. Jeigu vyksta netinkamai, tai vadovas tą vadovavimo būdu jis turi teisę matyti, apie tai kalbėti arba inicijuoti kažkokį procesą ar pokalbį arba kreiptis kažkur tai ir taip toliau. Bet aišku, jau mūsų visuomenė ir brandžiuose versluose žmonės irgi turi teisės ir puikiai visi žino, kokios teisės jiems priklauso pagal darbo kodeksą, kai vyksta ginčai, dabar yra ginčų taryba, dar yra plačiau tų institucijų, kurios iš išorės yra medijavimo paslaugos tarp verslų, kur neiškart į teismą eina, bandoma susitarti. Aš manau, kad ta etika šiuo metu tikrai, kaip sakyti, didėja ir būdų, netgi kai konfliktinė situacija yra irgi pakankamai tų įrankių yra sukurta, kaip mes tai galim svesti. Aišku, yra ir teismų dalis, kur mes einam ir aiškinamės, kas yra teisus. Tai pajuokausiu, žinai, kad tik tais reikia neužmiršti, kad ambicija ir kai uždirba teisininkai daugiau negu iš tavo, reiškia, iš tavo pačio sprendimo arba egoizmo, tai kartais reikia labai brangiai susimokėti, kad tu egoizmą, kad suklydai pripažinti. Tai linkiu, kad visi geriau šnekėtųsi ir diskutuotų. Bet aišku, yra temų tokių aštesnių, tai intelektualinė nuosavybė yra pagaliau kopijos ir dabar ypatingai skaitmeniniam mūsų pasauliu, tai aš manau, kad tai irgi labai daug klausimų kyla, ypač dabar su dirbtiniu intelekto panaudojimu, kur aš galiu apmokyti meno kūrinius, kurie ne man priklauso ir po to kurti kažką. Tai aš manau, kad čia irgi yra iššūkių dalis. Dabar dar viena tas sritis yra skaidrumas pačios įmonės ir privatumas. Kiek tai svarbu ir kaip vertybiškai tai vertinama ir kaip manau, kad suklystama. Skaidrumas yra labai svarbu, nes skaidrumas tai yra, jis turi daug tokių, kaip čia tvarumo požymio pavadinsiu, ne? Kad skaidru tai reiškia, kad yra viskas sakoma tai, kaip yra. Tada yra sakoma faktai, yra kalbama apie tai, kaip turi būti ir aiškiai be užuolankų, ne? Aš pertuksiu Žanui, kur kalbama, kur sakoma, viduje ar ir viduje ir išorėje. Manau, kad kiekvienas komunikacijos specialistas pasakytų, kad nereikia meluoti to, ko nėra viduj tavo įmonėje, ne? Tai aš manau, kad tai, jeigu mes kalbam tokio šviesoj, kad vis dėlto melagystė bet kokio dydžio pažeidžia mūsų reputaciją, tai tada skaidrumas yra siektinas tiek viduj, tiek išorėje. Aišku, yra sritis, ką paminėjau, ne, kur yra kažkokia intelektualinė nuosavybė arba kažko unikalumas, tai yra tai, kad tu turi kompaniją ir verslo modelį ar kažką, tai irgi gali būti apibrėžta kaip tam tikra nuosavybė
ir tas skaidrumas gali kažkur būti truputį apribotas, pavyzdžiui, ne, apie ką mes nepasakojam, apie technologijas, apie būdą, kaip mes sprendžiam, nes kartais netgi procesas tam tikras, kaip mes tą darom, arba kažkaip, nežinau, tortų gamyboje, ką sudedam, kodėl toks skonis gaunasi. Tai irgi yra tam tikra, kur va, čia šitoje vietoje ar yra skaidrumo, ne, tai riboja informaciją, ją reikia tada irgi valdyti. Tai tą informaciją reikėtų apsirašyti ir įvardinti, ir darbuotojai turėtų žinoti, apie ką galima šnekėti ar ne. Aš kiek žinau, Apple, pavyzdžiui, buvo prieš daug metų, kad įmonėje užėjus buvo nesvarbu, ką tu išradinėjai ir kuo tu dirbi, prieš pabaigiant darbą, tu turėjai su juodu audeklu uždengti išeidama savo darbo vietą, kad nebūtų matoma niekieno, kas praeina pro šoną, ką jis daro. Tai irgi kokiam lygiui suvokiama, tai yra pagarba pirmiausia ir tam žmogo darbo vietai, kad jis palieka ir nori rasti taip pat. Lygiai taip pat yra ir konfidencialumo dalis, kad, reiškia, ne bet kas matytų, ką mes darom. Kaip praktiškai pačioj toj įmonėje, ar ne, išlaikyti balansą tarp tokios būtinos atskaitomybės ir privataus darbuotojų gyvenimo? Todėl, kad dabar, na, kažkaip nežinau, ar taip dėl tam tikrų vyraujančių, ateinančių kitų kultūrų, ar ne, labai tokia slidi riba, sakytumėm, kur tas mūsų bendras įmonės gyvenimas ir kur mano, sakykime, gyvenimas. Čia yra kažkokie ribojantis dalykai arba į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį neetiško elgesio kažkokios apraiškos šitoje srityje. Aš turbūt sakyčiau, kad tų apraiškų yra sutinkama visokių, kur yra ir įmonės piknaudžiauja, kurios, nežinau, iš pradžių gamina komandą, po to pagamina gyvensenos darbe būdą. Tai irgi tam tikri ribiniai, mano atvejai yra. Aišku, kaip ir visada yra sakoma, kad žmonės patys pasirenka, taip, ir turbūt tai yra pagrindinė mūsų laisvė rinktis, ar aš noriu būti namuose ar darbe. Tai visi mes laisvi. Ir lygiai taip pat yra kita turbūt perdėta pusė, kur man visiškai neįdomu, kas tu atėjai ir daryk darbą ir ta prasme, bet mes esame žmonės, socialinės būtybės ir tyrimai rodo, kad vis dėlto mums geresniam darbui reikia kolektyvų, reikia būti tam tikram santykyje ir mes vieni kitus turtinam. Jeigu to nėra, o vien tik tai tu ateini kaip kažkokią ten darbo vietą, su nieko nesusitinki ir vat gyveni ir man neįdomu ir tu niekur nevaikščiok, nieko nedaryk. Ne? Tai man atrodo irgi ten 19-20 amžiaus revoliucijos ką padarė, ne? Tai vis dėlto suformavo tą iš vergystės pereiti tą kažkokį žmogišką ir tą kažkur balansą surasti. Aš manau, kad ir šio laikinės vergystės gali būti ir vis laiks nuo laiko mes turim skandalų, tai reiškia, ten tų, kaip vadinamų, fūrų vergų buvo skandalas ar ten dar kažko, tai visada. Kita dalis yra turbūt apie tai, kad dabar Lietuvoje, kai mes turim jau įvairesnių kultūrų ir tarptautinių kompanijų, mes matom savo skirtumus ir suvokimus apie gyvenseną, tiek kas tai yra individualus mano gyvenimas, kiek tai yra bendruomeninis gyvenimas ir kiek tas yra darbinis mano gyvenimas. Tai aš kiekvieną, manau, žmogus pasirenka, bet įmonė turėtų vis tiek, įmonė yra sukurta tam, kad kurtų ir patenkintų klientų poreikius. Tai reiškia, kad yra tikslas, kodėl aš tą darau ir kodėl aš samdau žmonės. Ne? Tai tą irgi dėl to yra bent minimaliai darbo kodeksas apibrėžia, o maksimaliai tai gerą personalo vadybos turinti įmonė viduj paprastai turi visus labai dalykus ir dėl vertybių sutarimus, ir dėl misijos, ir dėl vizijos, ir kas yra etiška, ir kas yra higiena, netgi yra kompanijų, kurios apsirašo netgi kaip dušas turėtų būti, arba kažkokie ten tualetai ir taip toliau. Tai yra dėl to, kad jie jau patiria iš skirtingų kultūrų požiūrį tam tikras net vietas, kaip ta darbo vieta. Darbo vietoj galima valgyti, negalima valgyti, valgom kartu ar valgom kiekvienas atskirai. Tai atrodo tas laukas, kas yra, ne? Tai nėra jis toks paprastas, aš manau, kad jis yra besikeičiantis, ypatingai kai atsiranda skirtingų kultūrų suvokimų. Bet yra ir kitas kraštutinumas, kaip žmogus perdėtai neatsiliepia į organizaciją. Viskas yra asmeniška, tu man pinigus mokė tik už tai, ką aš čia padariau ten
Ir darysiu tik tiek ir daugiau nieko nedarysiu. Tai tokia atveju irgi aš manau, kad yra kraštutinumas, nes įmonės jau yra, kaip bebūtų, besimokančios organizacijos, dinamiškos, jos nebegali būti statiškos. Jos turi prisitaikyti prie klientų, prie rinkos, tai reiškia, kad mūsų darbo erdvė bus besikeičianti, reikės naujų įgūdžių, dabar jau mes šnekam apie ilgos gyvensenos požiūrį, sveikos gyvensenos organizavimą darbe ir kad tai irgi yra svarbi dalis, kad mes jaustumėmės gerai ir taip toliau. Bet tai neturi peraugti į socialinį dykinėjimą, kur mes tik kavą geriam, valgom ir nebedirbam darbą. Tai aš sakyčiau, etika yra toj vietoj tokiam balanse, kad vis dėlto darbas turi būti padarytas, bet tame darbe turi būti ir kūrybos, ir etikos, ir žmogus, jeigu jam atrodo neetiška arba jau per daug įlipo arba uždavė per individualų klausimą, tai bet kuris turi teisę pasakyti, kad atsiprašau, bet man tai brangu, aš nenorėčiau tęsti pokalbį arba man pasirodė neetiškas tas pokalbis. Dar pratęsiant apie tai, kad taip vadovas jisai stebi ir atsakingas už etišką kultūrą ir elgseną ir taisyklės, bet dar truputį apie darbuotoją, ar ne? Iš darbuotojo pozicijos, jeigu darbuotojas pastebėjo, tai kad organizacijoje yra pažeidžiami etiniai principai, kaip jam elgtis ir kur kreiptis, ką daryti. Įprastai organizacija, jeigu didesniai ar vidutiniai, tai tikrai yra ar personalo skyrius ir taip toliau, manau, mielai galima nueiti ir pasikalbėti konfidencialiai ir pabandyti paieškoti sprendimų, jeigu tu negali tai daryti su savo vadovu, ne? Arba jeigu dėl kolegos, ar jeigu jūs asmeniškai, nedaug dievė, kokie rimtesni įvykiai ten galėtų įvykti darbe ir taip toliau, ne? Tai aš manau, kad yra būdų. Ir taip pat yra, jeigu ten kažkas tokio, kad jūs netikit savo organizaciją, tai visada jūs galite kreiptis į psichologus, psichiatrus, į darbo tarybas, ginčų tarybas. Tai kad ir organizacijoje darbo tarybos yra kur ta vieta, kur laukiama tų darbuotojų pastabų dėl visos tos etikos, dėl darbo būdo, dėl aplinkos. Bet jeigu ir to netikite, tai visada yra pagalba išorėje. Jūs visada turite interesą, galite ginti tiek teisiniu būdu, su kažkokiu advokatu ar dar kažko, tai apie tai pasikalbėti ir tęsti tą kelionę. Dar būtų toks svarbus klausimas. Ką daryti, kai vadovas prašo dalintis konfidencialia informacija apie mano kolegą? Manau, kad kiekvienas žmogus turi pasirinkimą šitoje atveju. Tai yra, galima ir neatsakyti, jūs turite teisę. Čia yra mūsų vidinio. Galima pasidomėti, kodėl klausia, ne? Ar dėl to, kad jisai neturi nuomonės ir taip toliau. O galbūt yra proga susėsti trys ir pasidalinti ratu. Vienu ir kitų klausimų. Dar tokia sritis nuotolinis darbas. Ir kaip užtikrinti konfidencialumą nuotolinio darbo sąlygomis? Manau, kad tai yra iššūkis, bet tuo pačiu tai yra realybės. Tai mes turim technologinius sprendimus, ten ir VPN-us, ir visokie saugumo, ir kad ten negalima naudotis išoriniais įrenginiais, prijungti ir taip toliau. Tai tikrai pačiam teko irgi domėtis pakankamai daug. Tai tikrai yra tų techninių sprendimų, kai net darbinis kompiuteris veikia tik tam tikrų ten prisijungimų arba tam tikrų, neleidžiama įsidėkti tam tikrų programų ir tai yra sprendimai. Tai manau yra normalu, kuri kompanija rūpinasi konfidencialia informacija, tai tam tikrą prasme apibrėžti, informuoti darbuotoją, kokios yra pasekmės ir taip toliau. Esu matęs iš senų laikų daug keistų dalykų, kai vadovai gauna kompiuterį ir tu ten už mėnesio 2 randi žaidimus suinstaliuotus. Ir tada tu net galvoji, kaip šitą pokalbį pradėti, bet mano praktikoje teko irgi kalbėti. Tai pasitsėjus ir žmogus sako, aš neturiu namuose kompiuterio. Tai tada sakai, palaukti, tu vadovas ar uždirbė, neuždirbė. Bet tas pokalbis padėjo, kad žmogus suvokė. Jam atrodė, čia nieko baisaus. Mano požiūriu, tai nelabai buvo tiesiog darbuotojas sąmoningas tam tikrų klausimų. Tai jūs ne kartą paminėjote šitame pokalbėje apie tą kalbėtis. Tai matyt, kalbėjimas ir yra ta vieta, ar ne, tas pokalbis ir yra ta vieta, kur mums atrodo net keisčiausius klausimus galėtumėm aptarti. Nes dar tokia viena, jau visai mes artėjom prie pabaigos, bet labai tokia subtili ir kartu labai košmariška sritis yra pačios neetiško kalbėjimo būdo.
sritis. Kaip pavyzdžiui, ateini iš vienos kompanijos, kur niekas nesikeikia 4 keiksmažodžių lygiais, ar ne, ir kai tiesioginis tavo vadovas keikiasi. Ir panašios, ar ne, įmonių kultūrų skirtumai. Ir tada čia kalbėtis, nesikalbėti, čia gal nieko nepakeisi, ar ne, arba čia tu turi prisiderinti, nes toje įmonėje yra taip ir ne kitaip. Tai galų gale greičiausiai laimėtų drąsus pokalbis, kas dar galėtų padėti šitoje situacijoje. Pirmiausia, mes pasirenkam, kaip sureaguoti tikriausiai, ne? Ne paslaptis, kad žmogiškai naujam žmogui atėjus į naują organizaciją, staiga sutikus tokią agresyvesnę, pavadinkim, kultūrą, prastesnę, gal tai pavadinsiu, ir taip toliau, tai aš tikiu tuo, kad kiekvienas darbuotojas gali atnešti naują kultūrą ir naują brandą. Tai reiškia, kad būti aktyviu, būti tuo, kuris padės kitiem sustoti, pamastyti, o jeigu tai nepakeliui, tai vėlgi turbūt jeigu tu nepritampi ir tau tai yra tiek nepriimtina, tai tu palieki tą kompaniją. Bet aš tik padrasinčiau, kad daugelį, kiek aš susiduriu, tai tiesiog jie nepagauna savęs kartais, kaip jie elgiasi. Ir jeigu tu jam papasakoji, kaip tu elgiesi ir kad tai tave žeidžia, arba man atrodo neetiška, kai tu ten, nebūtinai mano atžvilgiu, gali būti kolegos kažkaip tai ten pakeltų tonų pasakė, ar ten kažkas nuverkė kampe, tai man yra normalu, žmogiška pasakyti, kad kažkas negerai, jeigu žmogus ar nuverkė, ar sureagavo, ne? Ir tada bekalbėdamis, bet jeigu žmogus visai nesikeičia, tai turbūt eini pas vadovą, pas personalą, kalbėsi, ką tu padaryti. Aš tikiu tuo, kad mes lietuviai turim tos ambicijos ir tos brandos kelti mūsų lygį, iš esmės, nes tai mus daro stipresniais. Ačiū už pokalbį ir iš tikrųjų tikiuosi, tikrai jis kyla šitas etikos lygis kompanijose ir auginam jaunesnės kartas, kurios tikrai neleis neetiškų metodų ir drąsėja vadovai arba jie mokosi iš savo klaidų. Tai ačiū šį kartą už pokalbį, kalbėjausi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu, kalbėjomės apie etiką ir etiką darbe ir kokie niuansai ir kaip galėtumėm šiek tiek keisti etikos dalykus arba pastebėjus, kur būtų galima kreiptis ir ką būtų galima kaip reaguoti. Šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Jei įdomu šitie pokalbiai, tai pasidalinkite su savo draugais, duokite žinoti jiems, kad mes tokie esam. Susitikime po mėnesio, sekite mūsų internetu, o šį kartą dėkoju Žanui, dėkoju jums žiūrėjusiems ir atsisveikinam. Sudie.